Kur nėra jau nelikę. Čia visai va balta, visos blauzdos buvo, va čia blauzdos buvo visos, čia, va čia, nuo čia visai jau nieko visai nėra, o čia va nuo čia buvo visur, Vietose. visur buvo Čia tokie į mėlynumą. Tokie rudi, tokios rūdas, kaip Plėmai tokie, Nu, taip? kai, tokie. va, kaip sakai, kepenis gal, kepenis, kad buvo aptiršti, nes jis labai Čia buvo apsitiršęs. Greenmaxas valo storio į žarnyną ir kepenis. Tai va, nu tai čia va. Tai čia nuo jo, čia sakot, nuo jo Nežinau, kadangi mes vartojam visus produktus ir paskiau pasistebė, čia sakau, kojos buvo man net nepagalvojau, kad galima nufortinti va tokius dalykus. Nes aš čia prausiu ir matau. Palaipsniui dingo šviesiai. Jūs būtų tokius, tokie smėlė, kokias spalva, tokia ruda. Ir čia nuo kelieno iki čia blauzdos, o ne jūsų buvo pagrindė, bet pagrindė blauzdos, tai baltos, tai čia baltos, čia iš vis ne kaip suaugusio žmogaus, dabar baltos kaip kūdikio, pažiūrėkit kokios. Taip, taip. Na, jo visos tas. O jos dingo ir pradingo? Jo. Nu, va tai buvo, dingo, va, dar va yra, dar po biškį yra, aš čia skaitau, dar jos dings visiškai. Dings, jo. Ir kaip buvo, čia biškį daugiau ir ant tos buvo tiek, abidvi buvo. Dabar daug jau niekur nėra. Tokio rudumo net į mėlynumą netėjo. Dabar dingo vienu žodžiu. Kaip galvojat, nuo ko pasakykit? Tai tu nuo Greenmax ar kaip jisai? Tas, kuri tualetą varo, nuo šito sakot, nuo Greenmaxo? Jum kaip atrodo? Galbūt nuo to. Ja. Nes mes vartojam viską, tai nuo viskas ir valusi. Ir varkosi ranką, dabar ištiesk ranką. Jo ranka buvo prispausta, va taip. Prispausta. O dabar ištiesia pakel. Ir virš galvos gali. Stebuklai, o siaubas, Dieve, kokie stebuklai. Ir pirštus biškį palankstė. Ir aš galvoju, kad nesakė, kad gali jisai. Čia šita ranka, kur iš vis prilenkta prie krūtinės buvo, ne? Ranka buvo jau pritraukta ir koja, bet koja greičiau atsistatė. Nu, kairė pusė mano buvo kaip poliarizuota. Ir biškį veidas ir tą veidą patraukė. Bet dabar aš kiek pastebėjau ir tas veidas jo biškį jau kyla. Na, aišku, aš jam dar tų masažų patariau. Jo. Ir kai ateina reabilitologė, mes kaip parvažiavom, ateidavo į namus, tą reabilitologę, kadangi sunkus ligonis, tai irgi stebėdavosi, sako, kiek per visus einam, sako, kaip jisai taip greitai praeina, sako, kiek vis ta ranka, sako, tiek. Vis geriau ir geriau, jos kai duoda ten tų, kai jam dirbti, ką reikėtų su ranka. Ir sako, labai gerai, sako, tu dirbi, mankštiniesi, sako. Žmogus nori, kad kuo greičiau, bet eina po biškį į priekį. Nu tai taip. Svarbu mažai žingsniukais, bet užtikrintai į priekį, negu kad nulėksi ir ten paskiau ir gausi nieko ir subliukš viskas. Pasakyti, tą lyg, kai būdavo, tas nestabilumas, aišku, jeigu jau jam davė tenais 30% to neįgalumo, tai tas nestabilumas būdavo, bijodavai, kad kokią antakmenį užlips, susviruošinai, kaip nemato čia iš šonus su lazdai eidavo, o dabar jisai eina stabiliai ir dar net galvoja, aš pargriūčiau šitaip užkliuvusio, jisai nepargriūtų. Pasi taip tvirtai ir kojos tikrai stiprios pasidariusios kojos, aš galiu sakyti, kaip reikia, jeigu lipa į 5 aukštą ir atėjo pas jį broliai irgi pilvoti didžiuliai, tai negali be sustojimo į 5 aukštą užlipti. Wow, nu jo. Nu va. Ir gydytoja, dar pasakysiu, kaip mus išleido iš ligoninės, tai seselė man sako, aš tau nemeluosiu, mūsų personalas visi galvojom, kad pas mus tokie namo, kad jisai nepareis. Bet jeigu jūs būtumėt neatidavusi į slaugą, o neparsivežus namo, tai baigtis irgi būtų aiškus tikriausiai. Ir kadangi aš dabar dirbu ligoninėje ir aš matau tokius ligonius, kaip jisai kad buvo. Ir viskas, jie nei biškį nepagerėja, jie ligoninėje nei trupučių nepagerėja. Jie tik blogėja, aš kiekvienu sykiu ateinu į darbą, aš juos matau vis silpnesnius.
Jie silpnėja, vaistus geria, jie nejuda, Taip, jie taip, ir niekas tik silpnėja. Ir taip džiaugiuosi kiekvieną minutę, džiaugiuosi, kad aš neateidavau ją į slaugos namus ir dabar bus antra reabilitacija. Ir žodžiu, jei nenumirsi, kitąmet futbolą žaisi. Valiau. Tai jau Mes tikrai. Algimantą reikės vartuose stovėti. Galėsiu atvažiuoti vartus. Palaikysiu kompaniją. Taip, Mhm. tai va tiek ir, dar ten daug galėčiau ten pripasakoti, tie po trupučiu plaukai, visą žilą. Jo, žiūrėkit, plaukai. Plaukai kokie. Buvo žili jo prieš. Buvo baltus prieš baltutėlis, balti visą žilą buvo. buvo. Pirmiausia Šičia. pradėjai čia. Ir dar ne tik balti, jis čia visai plikas buvo, čia net buvo visa plikė, o jau kokie plaukai ataugo. Tai ataugo plaukai. Taip, Galima, aš Taip. biškai priarčiau, nes. taip, o čia buvo visa, čia nebuvo plaukų, čia buvo plikas, nuotrauka kaip rodžiau, čia plikas, jo. o čia žili. O dabar O va, čia taip. atauga ir čia va, tas žilumas, O jisai toks taip. pilkas iš prigimties, Mm. ne tamsus. pilki plaukai. Stebuklai, žmonės, stebuklai. Tai jeigu jau plaukai, žili plaukai, tai ką daro? Kaip atregeneruoja ląsteles, Jo, kaip atstato. jo. Tai va čia Mimakso darbas. Taip, čia Mimakso darbas. Taip, Dabar čia pagrinde aš Mimakso jam darbas. daugiau duodu, stengiuosi tą Mimakso, užtat ir tą ranką labiau. Ir Mm. po truputį ir jisai jaučia, ar tirpsta dabar ta ranka, jisai jaučia tą tokį nutirpimą kartais. Biškin tokia. Ir aš jam kaip iš pamasažuoju ir po to jisai jau geriau. Tašės man neša tiesas tą ranką. Jau paneša tašės. Jau išnaudoju. Jo. Ir į pirštų visai Dar gi ne tokia nepajudinau. kaip dešinė. Nu, netokia. Bet jau. Sveikas vyras. Sakiau, pirmą ką sakiau Algimantai ir į svečius atėjus, tai jeigu aš būčiau kokia sodo kaiminka ir būčiau ėjus pro šalį, tai čia aš pamačiau vaizdelį, kur sėdėjo visiškai sveikas žmogus, sakykime, nusipjovęs sodyboje žolį ir atsisėdęs ant sopkikės pailsėti. Tai va čia buvo toks vaizdas susidaręs. Man buvo pirmas vaizdas toks susidarytų, jeigu aš būčiau pro šalį ėjusi. Būčiau supratus, kad žmogus va taip ilsisi. O kai pasiklausai tikrą istoriją ir supranti, kad kiek praeita ir kas buvo nutikę ir dabar kas yra, tai čia yra wow. Čia yra wow, čia yra stebuklas. Ir visi tikėkim, ir dar kitiem pasakykim, nes žinokit, Lietuva tai giminių kraštas. Ir kas turi seserų brolių, tėvų, mama, tetė, sesė, brolį, dėdė, tetą, o jie dar turi savo giminių ir dar ten toliau eina kaimynai, draugai, pažįstami, bendradarbiai ir taip toliau. Reikia sakyti visiems, reikia skleisti gerą žinią, kad yra tokie produktai. Yra atsiradę tokie produktai. Mes turim tokius produktus, kurie daro va tokius stebuklus. Jų nereikia gailėti pinigų. Taip, aš dar galiu pridurti, kad negalvotų, kad čia skatini, kad čia reikia užsidirbti, kad jie yra labai brangus ir paprasčiausiai gal mūsų mąstymas biškai pasikeičia, kai tu matai, kad tau taip gali padėti ir aplinkui matai, kad žmogus kenčiasi, tai tiesiog nori jam padėti. Ir pasiūlai, nepagailėk, mažiau gal valgiau tos mėsos, bet sveikata tai yra pats brangiausias mūsų turtas. Ir čia ne tam, kad čia aš pasakoju, kad man užsidirbti reikėtų tais produktas. Taip, aš stojau į tą kompaniją, specialiai stojau į kompaniją dirbti, kad aš gaučiau pastoviai vartoti šitus produktus. Kad galėčiau aš vartoti ir vartoju, aš turiu dar ir sesę neįgalę ir jai jau 75 metai ir man reikia, kad ir jinai būtų sveika. Ir su sprandu turėjo problemų, dabar aišku dar yra druskos. Ir skausmai ir jie pastos pas gydytojus nieko nemato, nuo ko jai skauda, sako druskos yra. Bet jie darė tyrimus kraujagyslės, jie 75 metai kraujagyslės, sako, pas ją kaip pas jauną žmogų kraujagyslės, jinai geria tos produktus. Ir šita širdis, jam širdį pasitikrinti, nes galvoju, nes kadangi jinai turi tik vieną akį, visą gyvenimą vaikšto visą laiką pakreipus galvą ir jai čia susidarė tos druskos. Ir matyt dabar aš, kadangi geria tos produktus, matyt daėjau ir iki tų druskų pradėjo skaudėti jai labai tą sprandą. Ir
kai pradėjau daryti tos tyrimus, jie visi stebisi, kad jie pas ją tiek metų sulaukus cholesterolį, sako, nėra pas ją cholesterolio. Aš nebuvau prieš tai tikrinus to cholesterolio nieko, bet jie stebisi, kad 75 metų cholesterolio neturi, kraujagyslės visos neužsikišė. Sako, nu dėl ko jai tas skauda, šitas sprandas. Ir paskui darėm nuotrauką, tai sakė, yra druska. Ir matyt, sujudintos tas druskas ir valo, ir laikui bėgant, ir dabar, va, kiek mes vartojam, nuo skausmo, kaip jinai jau kaip nepakenčia, kartais duodu. Ir dabar, kiek vartoju, jau po truputį, kantrybės, sakau, kantrybės, reikia biškutį, ir jau jai biškį jau slūksta. Ir išėjo iš šonos, pradėjo, jį kažkada buvo susitrenkus, jau sukėlė tą skausmą, bet jai vienadienė ir vėl viskas praeina. Bet sakau, tyrimus kaip padarė, tai visi stebėjusi per tokių metų ir pas ją tokie geri tyrimai. Aš galėčiau čia pas jumis gyventi iki rytojus ir dar kitą savaitę ir klausytis jūsų istorijų. Labai jums ačiū. Labai ačiū, kad jūs mane priėmėt. Labai ačiū, kad pasidalinot. Labai noriu palinkėti. Aš ir linkiu ir žinau, kad viskas bus gerai. Žinot jūs? Pasakykit, ar žinot, ar nežinot? Nu, aš tikiuosi ir žinau, kad bus. Tikiu. Taip, turint tokius, vartojant šitos produktus, viskas bus gerai. O kas o jie būt? Pasveiksim, būsim sveiki. Sakau, kitą metą futbolą žaisim. Jo, valio. Tai Tai jau reikės tada, o čia visi, kurie klausotės, žmonės, visi, kurie klausotės, būsim palaikymo komanda, vyrukai stovės vartuose, o mes eisim į palaikymo komandą ir žiūrėsim čia futbolo varžybas ir patys jose dalyvausim. Labai smagu. Tai va tada tuom ir baigsiu. Iki sekančių malonių susitikimų. Labai ačiū Algimantui Reimondui ir labai ačiū